Svajoju vairuoti motociklą, duosiu keletą patarimų, kaip išlaikyti egzaminą. Šiandien matysite, kaip atlikti greitos gyvatėlės, kliūties apvažiavimo bei įsibėgėjimo ir sustojimo egzaminuotojų liepus pratimus. Linkėjimai Darkanai. Greitoje gyvatėlėje greitis turi būti ne mažesnis 30 km/h. Čia vairas nėra sukamas, o motociklą kontroliuojam sverdami jį į šoną į vieną į kitą pusę, dirbdami su kūno svoriu. Kliūties apvažiavimas. Greitis ne mažesnis nei 50 km/h. Turim tiksliai pravažiuoti pagal schemą. Važiuojam pro vartus, apvažiuojam kliūtį ir tada išvažiuojam irgi per išvažiavimo vartus. Įsibėgėjimas, sustojimas egzaminuotojų liepus. Tai kitais žodžiais ekstremalus stabdymas. Pasiekėm ne mažiau nei 50 km/h greitį ir laukiam egzaminuotojo signalo. Pakelta ranka yra signalas stabdyti. Stojam taip, kad nečiuožtų ratai ir stabdymo metu įsijungiam pirmą bėgį. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Šįkart komentaruose galite pasidalinti savo motociklo vairavimo patirtimi